Sveiki! Ar žinojote, kad galite sutaupyti iki 300 eurų per metus tiesiog optimizuodami savo mokesčius? Arba gauti pajamų, nuo kurių nereikia mokėti nė cento mokesčių? Šiandien aš jums parodysiu, kaip tai padaryti. Nesvarbu, ar dirbate pagal darbo sutartį, ar esate savarankiškai dirbantis, šis video skirtas būtent jums. Aš esu Elvyra, dar žinoma kaip finansų baba. Esu solo verslo konsultantė, padedanti optimizuoti mokesčius. Šiame video sužinosite viską apie neapmokestinamasias pajamas ir mokesčių lengvatas. Kas gali nemokėti mokesčių, kokiomis sąlygomis galite gauti neapmokestinamasias pajamas ir kaip užtikrinti, kad jūsų mokesčių sąskaita būtų kuo mažesnė. Palūkanos, kapitalo prieaugis, NPD, trečioji pensijų pakopa, investicinis gyvybės draudimas. Visos šios temos gali skambėti painiai, bet pažadu. Iki video pabaigos viską supras. Nepraleiskite galimybės išmokti, kaip sutaupyti daugiau ir kaip išsaugotus pinigus efektyviai įdarbinti. Beje, ar žinote, kad pagrindinis skirtumas tarp mokesčių ir įmokų slypi jų paskirtyje ir naudojime? Mokesčiai privalomi mokėjimai valstybei. Nustatomi įstatymais ir administruojami valstybinės mokesčių inspekcijos. Naudojami valstybės biudžeto pajamoms surinkti, iš kurių finansuojamos viešosios paslaugos, tokios kaip švietimas, sveikatos apsauga, infrastruktūra, gynyba ir taip toliau. Pavyzdžiai: gyventojų pajamų mokestis, pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis, akcizas ir taip toliau. Įmokos. Tai mokėjimai skirti tam tikroms socialinėms programoms ar paslaugoms finansuoti. Dažnai yra privalomos tam tikroms asmenų grupėms. Pavyzdžiui, dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims, administruojamos sodros arba kitų specializuotų institucijų. Naudojamos pensijoms, ligos, motinystės, nedarbo, traumų pašalpoms ir kitoms socialinėms išmokoms finansuoti. Pavyzdžiai: privalomojo sveikatos draudimo įmokos, socialinio draudimo įmokos, profesinės savanoriškos veiklos draudimo įmokos. Apibendrinant, mokesčiai skirti valstybės biudžeto pajamoms surinkti, o įmokos tam tikroms socialinėms programoms finansuoti. Mokesčius administruoja VMI, o įmokas Sodra ar kitos specializuotos institucijos. Mokėti mokesčius yra privaloma visiems, o įmokas tam tikroms asmenų grupėms. Be šių esminių skirtumų verta paminėti ir keletą kitų aspektų. Mokesčių tarifai paprastai yra nustatomi procentais nuo pajamų ar turto vertės, o įmokų tarifai taip pat, bet gali būti fiksuoti arba proporcingi pajamoms. Mokesčiai dažnai yra naudojami kaip ekonominės politikos instrumentas siekiant reguliuoti ekonomiką ir paskirstyti pajamas. Įmokos paprastai yra skirtos socialiniai apsaugai užtikrinti. Mokėdami mokesčius piliečiai gauna teisę į viešasias paslaugas, mokėdami įmokas asmenys įgyja teisę į socialinės išmokas. Taigi, kokias pajamas galime gauti nemokant mokesčių? Ar gali būti, kad nereikia mokėti mokesčių investuojant ir gaunant palūkanas? Jei gavome palūkanų iš indėlių ar sutelktinio finansavimo iki 500 eurų, turime deklaruoti, tačiau mokėti nieko nereikia. Tokia pati lengvata galioja ir kapitalo prieaugiui pardavus akcijas, ETF ar kitą turtą. Iki 500 eurų turime deklaruoti, bet mokėti nereikės. Kriptovaliutų kapitalo prieaugis nėra apmokestinamas jokiais mokesčiais net iki 2,5 tūkstančių eurų per metus ir nereikia jo deklaruoti. Todėl investuojantis į kripto turėtų jaustis net geriau nei klasikinius aktyvus mėgstantis investuotojai. Bendrai, investuojantis gali turėti net iki 3,5 tūkstančių eurų lengvatas savo pelnui, kas sukuria pakankamą motyvaciją nelaikyti pinigų tiesiog po pagalve ar banko sąskaitoje. Ko gero, kiekvienas esate girdėję trumpinį NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis. Ir jis yra kintantis. NPD dydis priklauso nuo pajamų. NPD taikoma su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamom. Tai reiškia, kad jei šios pajamos neviršija metinio NPD, mokėti gyventojų pajamų mokesčio nereikia visai. Jei dirbi pagal darbo sutartį ir papildomai vykdai savarankišką veiklą, rekomenduoju darbovietėje netaikyti NPD. Tai yra gyventojų pajamų mokestį mokėti nuo 1 euro darbo užmokesčio, nes deklaruojant pajamas bus perskaičiuojamas metinis NPD ir net neabejoju, tau teks primokėti gyventojų pajamų mokestį. Tarp kitko, kai gyventojų 2024 metų ar vėlesnio mokestinio laikotarpio metinės apmokestinamosios pajamos
yra 34 370 eurų su centais arba didesnės, metinis neapmokestinamasis pajamų dydis yra netaikomas. Tai reiškia, kad nuo visų pajamų reikia mokėti gyventojų pajamų mokestį. Asmenims su negale metinis neapmokestinamasis pajamų dydis yra didesnis. Vadinasi, didesnė jų pajamų dalis neapmokestinama jo gyventojų pajamų mokesčių. Nors NPD taikoma su darbo santykiais susijusioms pajamoms, bet gavus ir kitokių pajamų, metinis NPD perskaičiuojamas pagal formulę ir gali būti po pajamų deklaravimą, nemaloniai nustepsi, didesniu nei tikėjaisi mokėtinų gyventojų pajamų mokesčio arba mažesniu grąžintinu nei tikėjaisi gauti. Tarp kitko, mokėtiną gyventojų pajamų mokestį visada gali susimažinti arba netgi VMI gali tau grąžinti iki 300 eurų per metus, jei kaupsi pensijai 3 pakopoje arba turi investicinį gyvybės draudimą ir tavo įmokos yra ne mažiau 125 eurai per mėnesį. Tavo mokėtinas gyventojų pajamų mokestis gali sumažėti visais 300 eurų arba VMI gali grąžinti iki 300 eurų vien už tai, kad naudoji šios finansinius įrankius savo finansiniai ateičiai užtikrinti. Ar gausi iki 300 eurų per metus priklausys nuo to, kokio dydžio pajamas gauni, taikai netaikai NPD ir ar turėjai, neturėjai kitokios rūšies pajamų. O štai, jeigu investicinė gyvybės draudimo sutartis išlaikyta 10 metų, naudos gavėjų dar nėra 26, galima išsiimti dalį sukauptų lėšų nemokant gyventojų pajamų mokesčio nei cento. Tai bus taip pat neapmokestinamosios pajamos. Du zuikiai vienu šūviu. GPM lengvata iki 300 eurų per metus ir GPM neapmokestinamosios pajamos iš tokios sutarties. Žinoma, reikia išlaikyti būtinas sąlygas. O jei turi investicinę gyvybės draudimo sutartį sudarytą iki 2002 metų gruodžio 31 dienos, visos pajamos iš tokios sutarties yra neapmokestinamos, nepriklausomai, kad naudojaisi gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Visos išmokos iš draudimo bendrovių žaloms padengti neapmokestinamosios pajamos. Kokiasgi dar pajamas gavus nereikia mokėti mokesčių? Turi nekilnojamąjį turtą ir nori jį parduoti. Jei išlaikai 10 metų, tokio turto pardavimo pajamos bus neapmokestinamos. Net deklaruoti jų nereikia. O jei išlaikai 2 metus, tuo pačiu buvai deklaravęs gyvenamąją vietą tame nekilnojamame turte. Pardavei ir gali švilpauti. Pajamos neapmokestinamos. Teismų pristeistos sumos, stipendijos taip pat neapmokestinamos pajamos. Ir taip pat ne GPM objektas yra dvasininkų, patarnautojų ir aptarnaujančio personalo pajamas gautos kaip išlaikymas iš religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų. Įvairios pašalpos, paramos, kompensacijos, taip pat neapmokestinamosios pajamos. Gyventojų pajamos už parduodamas pačių surinktas miško gėrybės, grybus, uogas, riešutus, vaistažoles neviršijančios 3000 eurų per mokestinį laikotarpį yra neapmokestinamos taip pat. Dovanos iš artimųjų giminaičių, tėvų, vaikų, močiutės, senelių, brolių, seserų yra neapmokestinamos. Jei dovanas tau dovanoja draugai, iki 2500 eurų dovana bus ne GPM objektas. O štai iš darbdavio gali gauti tik iki 200 eurų. Už vertingesnę dovaną teks susimokėti. Beje, man įdomu, kur tu dedi dovanotus pinigus? Raugini banko sąskaitoje ir įdarbini. Pakomentuok po video. O aš savo pinigus įdarbinu ir naudoju Freedom 24 dienos taupimo planą, kuriame gaunu palūkanas kiekvieną dieną. Tai šio video rėmėjo pasiūlymas, kurį manau labai vertinga išnaudoti visiems, nežinantiems nuo ko pradėti. Per nuorodą aprašyme atsidarius sąskaitą momentaliai gausite prieigą prie investicijų sąskaitos ir dienos taupimo plano. Čia atsidėjus pinigus tiesiog už jų laikymą gausite iki 5,3% metinių palūkanų, kurios išmokomas kiekvieną darbo dieną. Leiskit parodyti, kaip tai veikia ir kaip paprasta su 1000 eurų pavyzdžiu. Taigi, mano sąskaita, dabar rodau, kaip tai veikia. Štai yra su 1000 eurų. Galime padaryti tokius dalykus. 56% beveik yra doleriais, 44% eurais. Ir parodysiu, kaip kiekvieną dieną į mano sąskaitą kapsi
po kažkiek tai centų. Ir po 14, ir po 26, ir po 9, ir po 18. Ir taip kiekvieną mielą dieną mano sąskaita pasipildo papildomais pinigais. O dabar apie žadėtas įmokas, kurių kai kada mokėti nereikia. Kalbu apie savarankiškai dirbančius ir savo veiklą vykdančius pirmą kartą po 10 metų arba iš viso pirmą kartą sukūrus darbo vietą su individualia veikla pagal pažymą ar verslo liudijimu. Visus 12 mėnesių galima nemokėti VSD įmokų. Net ir PSD galima nemokėti, jei turi draustumą. Apie tai yra sukurtas turinys. Komentuok, įmesiu nuorodą peržiūrėti. Kadangi esu solo verslininkų konsultantė, dar noriu priminti, kad sukūrus mažąją bendriją ar individualią įmonę, ar uždarąją akcinę bendrovę, pirmaisiais veiklos metais galima mėgautis nuliniu pelno mokesčio tarifu su tam tikromis išlygomis. Neapmokestinamųjų pajamų deklaruoti nereikia, bet turėk omeny, kad tokios pajamas gali įtakoti kitokius finansinius sprendimus. Neapmokestinamosios pajamas gali turėti įtakos tavo mokesčių apskaičiavimui. Pavyzdžiui, neapmokestinamosios pajamas gali būti įskaičiuojamas į tavo bendrasias pajamas, kai apskaičiuojama tavo teisė į tam tikras lengvatas. Bet apie tai gal kitą kartą. Šį kartą užteks. Ačiū, kad žiūrėjai.